Sveiki, esu Justinas Elisevičius, atstovauju projektą plastikiniai-langai.net. Dirbu jau su pardavimais daugiau nei 10 metų ir šiandien man tikrai labai malonu su jumis, langų įmonių pardavimų vadybininkais, pasidalinti labai svarbią įžvalgą, kuri padės jums ne tik padidinti pardavimus, bet ir optimizuoti savo darbo kaštus. Tai yra sumažinti jūsų patį darbo krūvį, rezultatai bus žymiai geresni. Šita įžvalga ir šitas labai paprastas, bet labai efektyvus metodas yra, galima sakyti, reziumė, išvada iš mūsų susitikimų ir pokalbių telefonu su daugiau nei 40 langų įmonių marketingo vadovais Lietuvoje. Iš pradžių manėme, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, bet praktika parodė visiškai priešingai, kad daugelis langų įmonių būtent netaiko šito metodo ir gaišta labai daug laiko ir labai neefektyviai išnaudoja savo pardavėjų būtent laiką. Ir pardavimai nuo to lygiai taip pat kenčia. Kaip ir minėjau, tai yra labai paprastas ir bet labai efektyvus metodas konkrečiam pardavimo etapui, tai yra darbui su atėjusiomis užklausomis elektroniniu paštu. Tai kaip reikia su jomis dirbti. Tai šitas paprastas žingsnis yra skambinimas. Tiesiog, kai jūs gaunat užklausą elektroniniu paštu, kad žmogui reikia plastikinių langų, tai jūs tiesiog pirmas žingsnis, ką jūs turit padaryti, tai yra paskambinti. Tai kodėl reikia skambinti? Tai yra 3 esminiai momentai. Pirmas momentas yra įsitikinti, ar yra geras kontaktas, ar yra teisingas telefono numeris. Antras momentas yra įsitikinti, ar tam žmogui iš tikrųjų reikia tos produkcijos, ar jam reikia iš tikrųjų plastikinių langų. Turime nemažai atvejų iš praktikos pavyzdžių, kai žmonės tiesiog užsipildo kontaktinę formą ir kai su jais susisiekėme, tada jie sako, kad ne, man langų nereikia, aš tik norėjau pasitikslinti kainas ar nepermokus už savo langus, tai tiesiog jau būna įsidėję tos langus ir jam jų tiesiog nereikia. Jūs, jeigu jam nepasiskambina, to iš karto darot skaičiavimus, būtent darydami savo geriausią pasiūlymą, jūs tiesiog veltui gaištate laiką. Ir trečias labai svarbus žingsnis tai yra, kad jums nebereikia prisistatyti ir pasakot, kokie jūs esat nuostabus ir kokie jūs esat pati geriausia įmonė Lietuvoje langų. Tai tiesiog jūs skiriate ypatingą dėmesį tam klientui, jis atsiunčia jums paklausimą ir iš karto gauna atsakymą iš jūsų. Tai rodo, kad jūs esat labai dėmesingi ir tas klientas jums ypatingai rūpi. Tai jūsų kompanijos vardas jau jo mintise užims labai svarbią vietą. Tai yra 3 esminiai momentai, tai sakau, kad reikia pasitikrinti, ar geras kontaktas. Antras momentas, pasitikslinsite, ar jam iš tikrųjų reikia jūsų produkcijos. Ir trečias, jūs parodysite ypatingą dėmesį tam klientui ir manau, kad jūs turėsite žymiai daugiau šansų padidinti savo pardavimus. Ir pabaigai norėčiau pristatyti labai trumpai mūsų projektą ir jo teikiamą naudą, tai yra plastikiniai-langai.net. Tai kviečiu labai prisidėti kompanijas, kurios dar nėra mūsų partneriai ir kurie nori padidinti savo pardavimus ir kurioms reikia daugiau klientų. Tai iš esmės mūsų funkcija tokia ir yra. Tai jeigu reikia žmogui plastikinių langų, tiesiog susiranda mūsų projektą, nurodo būtent kokiame mieste jiems reikia langų, kaip pavyzdys, spaudžiam Vilniuje ir užsipildo trumpą paklausimo formą. Tai yra, nurodo savo vardą, Justinas, nurodo savo telefono numerį, nurodo savo elektroninį paštą, kaip pavyzdys, bandymas, ir parašo, kokiu jiems reikia langų, tiesiog parašau, kad man reikia 2 langų ir paspausiu gauti pasiūlymus dabar ir viskas. Tai žmogus labai lengvai gauna kelių įmonių pasiūlymus. Tai šitą pasiūlymą mes siunčiam 4 tame mieste dirbančioms įmonėms. Įmonės yra pats projektas yra apmokestinamas nuo kontaktinės formos. Tai yra, įmonės moka už kiekvieną gerą kontaktinę formą, kaip minėjau. Tai mes skirstom formas į geras ir blogas. Tai jeigu forma yra gera, tai mes skaitom, kai yra teisingas telefono numeris, vadybininkam pavyko susisiekti su žmogum, kuriam reikia langų. Jis pasiklausė, ar iš tikrųjų reikia, tada padaro paskaičiavimą, teisingai sukonkuruoja su kitom įmonėm ir nesvarbu, ar jo tą kompaniją pasirinko, ar kitą kompaniją pasirinko, mes skaitom, kad tai yra geras kontaktas ir už tą kontaktą prašom sumokėti mūsų jau dėrybų būtent metodu nustatytą tą kainą būtent konkrečiam regione konkretaus projekto. Jeigu jūs turite ir kitų produktų, kaip pavyzdys vidaus, lauko, šarvuotų durų, gaminate laiptus, garažo vartus ir tvoras, tai mes taip pat generuojame tos kontaktus ir galėtume jums atvesti ir šitų projektų klientus.
ir tiesiog elektroniniu paštu jūs gausite šitą užklausą. Tai kaip ir minėjau nuo pradžių, taip pat svarbiausias momentas yra tiesiog pasiskambinti. Pasiskambinti tam kontaktui ir įsitikinti, ar jis yra geras tas kontaktas, ar jam iš tikrųjų reikia jūsų produkcijos. Ir trečias dalykas, parodot ypatingą dėmesį ir parodot, kad jūs iš tikrųjų jiems rūpite. Tai ačiū Jums labai už dėmesį ir sėkmės pardavimuose.